Matau išsivėpusius veidų, šypsenėlės moterų, rankų paspaudimus vyrų. Okei, viskas tvarkoje, viskas normaliai, kiekvienam rūpi tik savi gyvenimai. Aš irgi įsišiepęs vaikštau, prikolais viską užglaistau. Žiūrite į mane, žiūrite į mus, galvojate gyvenimai pasaka pas mus. Ne velnio mes turime begalės problemų, nesvarbu, kad kuriame savo imperiją. Oba, nusipirkai naują mobiliaką, o aš savo šaibas mikrofonų lizingo išleidau. Ir tai ne vienas lizingas, o kokį 10. Kartais Maksimos picai gali neužtekti, bet kam čia apie tai? Kiekvienas savo pinigus išleidžia savaip. Norėjau pasakyti, kad ir mes turime jausmus. Ateik paklausk, ar viskas gerai pas mus. Ateik, paklausk, ar viskas gerai pas mus. Tu paklausk, kokie mūsų gyvenimai būna tokie sunkus kaip moters savimai. Pasidomėk, kaip mums sekasi, ar viskas tvarkoje, ar neišsekome. O tu paklausk, kokie mūsų gyvenimai būna tokie geri kaip žuvies akvariume. Kartais džiaugiamės, pučiame vieną dūmą, pakilęs dūmų debesis pravaiko mūsų liūdėsi. Kartais norisi žmogaus patarimo, išgirstu: viskas gerai, tau tai tinka. O kaipgi netiks, tau juk reikia naudos. Matau gerai, viską parašyta ant kaktos. Labas, kaip tu sekasi, gal į restoraną? Taip, į restoraną pupa, vėl pinigų krūva. Padėsiu ant bariuko, po to taksi, Maksimo suknelė haki, vaikštai persimetusi savo tašę. Ate, viso, aš tau dar paskambinsiu. Ate, žinau, tavo tą paskambinsiu, kai reikės sponsoriaus 10 praleistų rasiu. Ar paklausai, kaip man sekasi, kaip reikalai, kaip gyvenimas? Ne, jums rūpi tik jūsų kišenės, nesvarbu, kad jūsų draugas šalia išsekęs. Bet aš nesiskundžiu, tikrai viskas gerai ir būsiu čia iki tol, kol per kolonėlės eis šie garsai. Tu paklausk, kokie mūsų gyvenimai būna tokie sunkus kaip moters savimai. Pasidomėk, kaip mums sekasi, ar viskas tvarkoje, ar neišsekome.